Mes atvykome į Žaliavalgių kavinę, kurioje kasdien pietauja du veganai – Domas ir Adomas. Veganai tai mūsų gyvenimo gėlės, salotos ir daiginti kviečiai, tiesioginė to žodžio prasme. Sveikas. Sveikas. O kas tau dabar taip? Ką, blogai jautės? Labai. O kas yra? Padauginti. Kam? Mėsos valgiai? Nevalgiau, vakar buvo 20-metis mūsų veganų klubo kadagio. Tai žinai, pradžioje viskas gerai, bet išgėrėm šitų dirvoninių builių su kalendra. Na. Bet kai atnešė varnalėšų su lapkučiais ir dar viską užpylėm judrinio aliejum, tai taip viską sumaišiau. Siaubas, pachmas, aš tai būčiau net laikęs, aš būčiau smigęs jau po tokio. Tai baisiausia, kad dar nuėjom į kitą Žaliavalgių restoraną, užsisakėm, žinai, ko veganiško vėdarų su baklažanų įdaru. Eik tu savo. Ir va čia klaida. Užpylėm saulėgrąžų aliejų. Saulėgrąžų aliejų? Taip. Tu ką, tu kvailas? Taigi jisai tik tai mėsai skirtas. Žinau. Ką žinai? Nu tokia šlykšti mėsa kepa, dar visi pila saulėgrąžų aliejum, taip. Čirška, taip. Gali nešnekėti. Man vieną kartą yra tai buvę. Aš sumaišiau kelmučius su brokoliais ir ant jų visų dar užpyliau sunkos kalendros. Ir nesakė, kad užpyliai moliūgų sėklų aliejų. Siaubas. Nu tu ir maišai, senė, nu tu ir maišai. Nuo to laiko niekada daugiau. Čia baisiau už mėsai? Baisiau ką, baisiau už dešreles keptas. Žinai, kaip sproginė, taip. Taukai, taip. Arba dirstos tokios. Dirstas. Kur tu bėgi? Atrajojau. Atpyrei, ta prasme? Kišai pirštus į burną? Kišau. Kaip tu mėsą gali į burną kišti? Tu gi veganas, kaip tu gali mėsą kišti? Taigi turiu guminės pirštinės užsidėjau. Kitas reikalas. Žinai ką, aš kaip senas veganaholikas. Užsisakom paparčią sunkos, ką papydysi? Dabar.